Olia, mano vardas Viktorija ir sveikinuosi su jumis už saulėtosios Tenerifės, tačiau šiandien saulės neturime, o turime lietų, bet tai mums nesutrukdė nufilmuoti video. Tai šiandien priimu iššūkį nusipirkti 5 outfitus už 100 eurų, kurie yra išrinkti iš Pinteresto. Mano sekėjai man padėjo nuspręsti, kuriuos outfitus man reiktų atkartoti. Tai ačiū savo sekėjams. Jeigu norite mane matyti daugiau socialinėse tinkluose, mano Instagramas yra Viktorija Vent. Tai dabar einame į Leftis parduotuvę, kuri yra kaip lietuviškas Sinsėjus ir tenais bandysime surasti 5 outfitus. Tai mes jau esame prie Leftis parduotuvės ir kaip matome 50% nuolaidą. Tai tikėkime, kad prasisuksim kur kas pigiau, negu esame nusistatę kainą, o dabar einam pažiūrėsim, kas ten gero yra. Žodžiu, situacija yra labai bloga, radau tik 3 rūbus. Kainos yra pakankamai žemos. Brangiausia prekė, kokią turim, tai už 15 eurų, bet visiškai nėra to, ko mums reikia ir galimai reikės važiuoti į kitą parduotuvę. Tas mane labai liūdina, nes aš jau nebeturiu nuotaikos šiandien ieškoti šitų drabužių ir aš nesuprantu, kas čia vyksta. Mokam, dedam 50 eurų, suvalgę tos pinigus, dar liko 80 eurų. Nusipirkom rūbus, dabar varau į kirpyklą dažytis plaukų, nes laiko nebėra ir pasiėmėm mačus į sveikatą. Iš tikrųjų labai liūdna, kad Lefti parduotuvėje neradome visko, ko mums reikia, nes tenais buvo pakankamai liūdnos spalvos, vien tik pilka, juoda, balta, o mums reikia spalvų, nes visgi esame Tenerifėje ir mums reikia geros nuotaikos, o su gera nuotaika ateina ir spalvos. Tai dabar keičiame lokaciją, o čia šita parduotuvė vadinasi Chinatownas. Chinatowne gali visko rasti, ko tik tavo širdis geidžia, spalvyčių. Atrodo labai blogai. Apsilankėme Leftis parduotuvėje, apsilankėme Chinatowne ir taip pat dar vieną parduotuvėje. Ir iš viso turime 4 rūbus, kas yra tikrai labai liūdna. Ir aš jau pradedu liūdėti, nes nesigauna ir nepavyksta padaryti taip, kaip norim padaryti, kad atrasti bent jau panašius tai outfitus ar panašias tai spalvas ar kažkokias tai truputį kitas spalvas, bet panašų kirpimą ar panašų modelį būtent to rūbo. Taip pietais esu nusivylusi. Kitą dieną teks važiuoti į šiaurę, į Primarką, kur labai tikiuosi, kad atrasim viską, ko mums reikia ir šitas iššūkis bus įvykdytas. The next day. Tai ką, kita diena atvykome į šiaurę, į Primarką ir dabar eisime ieškoti paskutinių rūbelių, kurių mums reikia, kad mes padarytume visus outfitus ir kad iššūkis būtų įvykdytas. Labai tikiuosi, kad viską rasime ir nebus gėda pasakyti, kad šis iššūkis nepavykęs ir aš labai tikiu ir aš tikrai žinau, kad pavyks šitą iššūkį padaryti, o dabar einam pažiūrėsim, kas gero yra Primarke. Apsilankėm Primarke, radom keletą dalykėlių, išleidom iki 10 eurų. Tai 3 daiktus nusipirkau. Vienas buvo neplanuotas pirkinys, labai norėjau tų marškinių, tai nusipirkau, o dabar einam žiūrėti kažkur kitur ir jau artėjame prie pabaigos. Ačiū Dievui, dabar einam į Beršką. Apsilankėme Leftis parduotuvėje, apsilankėme Primarke, taip pat ir Zaroj, H&M ir Pull&Bear, tačiau nieko gero neradome. Pačiose parduotuvėse nelabai noriu filmuotis, nes yra labai daug žmonių ir galbūt tai yra nelabai legalu ir gali dėl to išvaryti. Ir kaip ir minėjau savo praeitame video vloge, kad šiaurė ir pietai tikrai skiriasi ties oro sąlygomis, tai šiuo metu esame šiaurėje ir kaip matote, orelis tikrai nėra pasaka, lyja lietus ir aš esu visa šlapia. Bet tas mums netrukdo ir mes toliau ieškome, dar mums liko surasti kažkur 3 rūbus ir outfitai visi bus padaryti ir bus linksmoji dalis, tai nufilmuoti tos outfitus ir papasakoti, kiek maždaug išleidome. Tai šiuo metu yra išleista 60 eurų, tai manau tikrai tilpsime į mažiau negu 100 eurų, kas tikrai yra labai gerai ir pavyks vykdyti iššūkį. Tai dabar važiuosime į šiaurės Lefti parduotuvę ir tikiuosi ten bus kažkas gero, nes pietinėje dalyje tai pem ant pem buvo. Nieko gero neradome. Tai ką, einam toliau į mašiną, bėgsime per lietų. Na, o dabar linksmoji dalis. Ką pavyko atkartoti ir kas nelabai pavyko ir kiekgi visgi išleidau ant visų šių outfitų. Tai pirmasis outfitas yra šitas, pilkos kelnės ir balta maikutė. Tai štai ką man pavyko gauti ir už šį outfitą sumokėjau 19 eurų ir 50 centų.
ir antrasis outfitas. Už šį outfitą mokėjau 9 eurus 50 centų. Negaliu patikėti, kad įmanoma buvo rasti taip pigiai. Na, o dabar pasižiūrėkime, ką gero radau. Na ir trečias outfitas. Šitas outfitas turėjo būti su žaliu sijonu, tačiau niekur nepavyko rasti žalio sijono. Tai nusprendžiau pasitelkti savo mini fantaziją ir susikūriau pati savo outfitą, kuris labiausiai atspindi mane, su kuriuo aš jaučiuosi tikrai labai gerai. Ir neišlipau iš savo komforto zonos, tik išlipau iš pinigų sumos, nes kiekvienas outfitas turėjo kainuoti po 20 eurų, tačiau šis outfitas kainavo 31 eurą. Tai pasižiūrėkime, kasgi čia mums gavosi. Na ir turime ketvirtąjį outfitą, kuris kainavo 24 eurus, tačiau neradome tik dryžuoto megztinuko. Bet džinsinį sijoną ir baltus marškinukus tikrai radome ir dabar pasižiūrėkime, kaip jisai atrodo. Na ir paskutinis penktasis outfitas. Už šį outfitą mokėjau 9 eurus, tik labai gaila, kad nepavyko atrasti panašaus viršaus spalvos, tačiau žalia yra žalia. Apsilankėme paskutinėje Lefties parduotuvėje ir ačiū Dievui viską radome, ką reikėjo rasti. Tačiau labai liūdna, kad neradome žalio sijono. Apskritai žalios spalvos labai sunku rasti, kas yra tikrai keista. Tačiau sugalvojau, kad noriu padaryti vieną outfitą nuo savęs. Kadangi jūs išrinkote 5 outfitus, vieną outfitą nepavyko atkartoti, tai 5 padarysiu nuo savęs. Pavyko sukurti 4 outfitus, be aksesuarų, be kažkokių tai batų, pagrinde tik rūbai, tai viršutinė dalis ir apatinė dalis. Tai buvo tikrai labai sunku. Filmavome per 3 dienas, nes pirmą dieną lankėmės pietinėje pusėje, antrą dieną lankėmės šiaurinėje pusėje ir trečios dienos filmavimas buvo tik tais outfitų filmavimas. Tai šitas, kaip antras vlogas, yra tikrai labai sunkus, atimė daug energijos, bet pavyko tai padaryti. Tai komentaruose rašykite, kuris outfitas jums labiausiai patiko, geriausiai atrodė. Lauksiu visų komentarų, taip pat nepamirškite paspausti subscribe mygtuko ir pakomentuoti, nes man labai svarbus jūsų atgalinis ryšys. Ir kaip minėjau praeitame savo video, barakito į sveikatėlę.